Mielas moteris, šiandien aš tęsiuosi mano įrašai apie stilius ir šiandien noriu su jumis pasidalinti, kaip elegantiškai, kaip moteriškai ir patogiai apsirengti vasaros metu. Tai vasara dar tęsiasi ir labai noriu su jumis pasidalinti mano mėgstamiausias aprangos, mėgstamiausias stilius, kaip aš mėgstu moteriškai, elegantiškai ir patogiai apsirengti vasaros metu. Ir kai kurie suknelės aš irgi parduosiu iš mano spinto, kurį aš jums šiandien parodysiu. Todėl, jeigu jums kažką patinka, atsiųskite manęs nuotraukas ir aš jums padėsiu. Tai pirmiausia, vasara man reiškia spalvos. Tai vasara yra metu, kai aš daugiausia turbūt spalvos apsirengiu. Tai yra laikas, kai mes tikrai galime eksperimentuoti su skirtingos atspalvio. Tai kaip šiandien užsidėjau mėlyną suknelę su rožinė rankinė ir batai. Ir rožinę aš suderinu kartu su šį švelniai mėlyną suknelę. Tačiau suknelė turi labai daug detalių. Aišku, tai yra trumpas, nes vasarą mes tikrai galima trumpos suknelės apsirengti, tai yra karšta. Bet jeigu tai yra labai trumpa suknelė, aš mėgstu, kad tai turėtų biškį rankovės. Tai ši suknelė to ir turi, bet jisai turi ant tiek daug detalių, kad tikrai tai labai įdomi atrodo. Tai yra labai patogu, tai yra įdomu ir tokias stilius iš tikrųjų tu galėsi ir į darbą apsirengti, arba tu galėsi į vestuvės apsirengti. Tik reikia pakeisti aksesuarai. Bet tikrai eksperimentuokite daugiau su skirtingos spalvos ir nebijokite apsirengti trumpos suknelės vasaro. Be abejo, tai yra šilta ir tai irgi yra būdas, kaip mes galime gauti daugiau vitaminą D3. Bet žinoma, ne visada būna noras apsirengti trumpos suknelės ir dėl to vasarą būtina turėti lengvos tokias, gali būti ir pūstos Cinderella arba princesinės suknelės, aš manau, yra laikas apsirengti jų vasaros metu. Nes su tokios suknelės ant slikučių mes negalime apsirengti žiemos metu ir todėl tokios suknelės tikrai turi būti bet kokia moteris spinta vasaros metu. Aišku, jeigu jums nepatinka apsirengti ant slikučių, visada galima čia mažą švarkelį užsidėti arba netgi šaliką, šilkiną šaliką ant pečiai užsidėti ir tai uždengia kažkiek rankomis. Bet dėl to tikrai nereikia atsakyti tokias princesinės suknelės, todėl kad iš tikrųjų ir aš galiu jums garantuoti, kad jeigu suknelė yra tokia graži, tokia princesinė, niekas nestebės jūsų trūkumas. Tik tai jūs tai matysite. Tačiau visiems aplinkoje jie stebės tik tai, kaip gražiai puošiasi jūs tą suknelę. Ir dėl to tikrai nepergyvenkite dėl rankos, apsirenkite tai, su kuriuo jūs jaučiatės labai gerai. Ir aš galiu jums garantuoti, kad daugelis vyrų, jeigu jiems užklausą užduosi apie tai, kokia yra jų mėgstamiausia apranga moteriams vasaros metu, jie tikrai atsakys, kad tai yra vasarinė suknelė. Ir čia tikrai yra vasarinė suknelė taip moteriška, taip elegantiška, kad aš manau, kad visi moteriai tiesiog jaučiasi nuostabiai. Ir žinoma, kokie tai būtų vasara be baltos suknelės, tiek ant slikučiai, tiek pat irgi su rankovės, aš mėgstu visus apsirengti, man labai patinka ir marškiniai suknelės, jeigu tu turėsi kažkokią progą, arba jeigu tu eisi į darbą, o tada, aišku, savaitgalis ant slikučių, tokias lengvos suknelės ir aš manau, kad balta spalva, jisai visada tobulai atrodo vasaros metu, bet ne tik tai tobulai atrodo, bet jisai irgi labai turtinga atrodo. Ir tu visada atrodysi, kad tu esi labai tokia elegantiška moteris. Ir aišku, kas irgi labai tinka prie balto yra, kad tu gali susiderinti su bet kurie aksesuarai. Tai bet ką susiderinsi su balta visada tinka, tik tai reikia atsargiai, kad nesupurvinti. Tai čia yra vienintelis minusas apie baltą. Žinoma, vasaros metu taip pat yra reikalinga ne tik suknelės, bet taip pat irgi praktiškesnės aprangos. Ir tuomet man labai patinka kombinezonas vasaros metu.
Aš mėgstu kombinezonas, todėl kad tai yra labai patogus ir labai priklauso nuo stiliaus, tai irgi gali atrodyti labai moteriška, labai elegantiška, nors tai yra labai praktiškos aprangos. Ir realiai su šį aprangą aš galiu keliauti į oro uostą, aš galiu važiuoti savaitgaliais kažkur paeiti, aš galiu su sportbačiai apsirengti, aš galiu su sandalai, aš netgi galiu su aukštu kulnais, tai yra tokia universali, aš galiu važiuoti į atostogą, kur yra prie jūros, bet aš tuo pačiu irgi galėsiu eiti į darbą. Ir man labai patinka tokias aprangos, kuri yra universali vasaros metu. Jeigu jūs esate moteris, kuri labai mėgsta apsirengti džinsai su paprasta maikute, aš jums vasaros metu rekomenduočiau pakeisti tai su lininės arba su šilkinės kostiumėlis. Ir dabar aš apsirengiu lininės kostiumėlis, tokia švelni rudo atspalvis. Ir aš galiu jums pasakyti, kad rinkti lininės arba šilkinės kostiumėlis vasaros metu yra daug praktiškiau, todėl kad tu neprakaituosi su tokias medžiagas ir netgi jeigu tu prakaituoji, ta medžiaga jisai neprilimpa prie odą, jisai irgi labai greitai išdžiūna, jeigu reikės jo įsiskalbti kažkur kelionės metu, bet ir tuo pačiu tu atrodysi lengviau apsirengiusi negu su džinsais. Džinsai yra labai karšta, labai prakaituojasi su jais ir jie yra labai sunku šiaip kaip medžiaga. O linas, šilkas yra lengvesniu ir aš manau daug. Ir tokias kostiumėlis, ar tai yra tai lininės kostiumėlis arba tas kombinezonas, kurį aš jums parodžiau, jie yra tiek pat irgi praktiška apsirengti kaip ir džinsai, bet jie atrodo turtingesnė, jie atrodo gražesnė, elegantiškesnė, moteriškesnė. Ir aišku, juoda visai galbūt nereikės apsirengti vasaros metu ir todėl aš mėgstu arba tai gali būti pilka, tokia švelni pilka spalva, arba tokia lininės kūno atspalvis tikrai irgi daug geriau atrodo negu juodai apsirengti vasaros metu. Be to, aišku, investuokite į gerą skrybėlę, mums tikrai reikia apsaugoti veido, nereikia niekada nedegintis veido, ypač jeigu važiuosite į atostogos, tai būtinai yra turėti labai gerą skrybėlę. Tai būtų mano šį patarimas, kostiumėlis yra būtina. Ir žinoma, šortai. Aš nemanau, kad yra vasaros be šortai. Ir aišku, tai yra daug, ką aš galiu pasakyti apie šortai. Visą pirma, žinoma, šortai turi mes įsirinkti pagal savo amžiaus, pagal kūno sudėjimas. Ir dėl to mes rinkimės arba ilgesnių, arba trumpesnių. Tai, kas jau tikrai neatrodo labai elegantiška, yra šortai, kuri rodo sėdmenims arba kuri yra per daug aptemptos, per daug trumpos ir aišku, kuri neatitinka jūsų kūno sudėjimas. Aš labai mėgstu rengtis lininės šortai, vėlgi linas yra viena iš mėgstamiausia medžiagos nešioti vasarą, niekada nesijaučia karšta, jisai greitai atvėsta ir šitie šortai tiek patinka prie bliuzelės arba tinka netgi prie maudymuko kostiumėlių. Aš galiu tai apsirengti ir išeiti su, pavyzdžiui, su bliuzelės. Aš labai mėgstu šilkinės bliuzelės pasirinkti vasaros metu ir šiaip aš jaučiuosi gražiausiai, jeigu tai yra kostiumėlis. Žinoma, tie šortai, tie bliuzelė aš galiu ir suderinti ir su baltos lininės šortai arba su balta bliskute kažkokia kita. Aš galiu tai apsirengti ant viršaus mano maudymuko kostiumėlį ir aš vis tiek jaučiuosi labai patogu. Bet jo, šortai rinkitės pagal savo kūno sudėjimas ir žinoma pagal savo amžiaus. Svarbiausia, kad tai atrodytų elegantiška, kad tai atrodytų gražiai, moteriška ir ne vulgari. Tai tikrai gali būti ir trumpos, bet jeigu tai atitinka jumis, tai tikrai neatrodo vulgari, tai atrodo tiesiog vasariškas apsirengimas. Ir paskutinė, ką apsirengti, jeigu tai yra vėsesnė diena. Aš 100% tikrai rinkčiau geriau ilgas suknelę, su pamušalas, tai gali būti ir tai bus šilčiau, su ilgos rankovės negu kelnes, negu džinsai. Tai atrodo 100 kart geriau ir tikrai mes spėsime tų kelnių, tų džinsai apsirengti žiemos metu,
Bet vasaros metu, netgi jeigu tai yra vėsesnė diena, tikrai galima atsirasti tinkamą suknelę. Ir vėlgi tas linas ir šilkas yra tokias medžiagas, su kuriai niekada nesijaučia vėsų, kai tai yra šalta, ir niekada nesijaučia karšta, kai tai yra šiltesnio oras. Todėl lininės suknelės, jeigu tai yra vėsesnė diena, jie duoda man tik tokią šilumą, kurį man reikia, kad patogiai jaustumėte vasaros metu, kai tai yra, pavyzdžiui, net 16 arba 18 laipsnių šilumos tik tai. Ir žinoma, mano nuomonė yra, kad suknelė ant moteris visada 100 kartų geriau atrodo negu džinsai. Tai vat, mielas moteris, tai būtų mano patarimai šiandien, kaip gražiai, elegantiškai, moteriškai, patogiai apsirengti vasaros metu. Tos aprangos, kuris jumis pasidalinau, tai yra tikrai mano mėgstamiausia aprangos turėti vasarinę spintą. Jeigu jums kažką domina, ar iš mano papuošalai arba aprangos, kontaktuokite su manim ir aš jums padėsiu.